Dzień dobry, draugai. Štai mūsų trečia kelionės diena. Vakar, žinokit, buvom vandens parke Chochovska, jeigu aš neklystu. Lyg tai Chochovska, man atrodo, vadinasi. Nu, tai žinokit, iš visų 3 kelionės dienų, tai ta turbūt bus pati šūdiniausia. Kas liečia vandens parką, tai jeigu vertinti 10-balį sistemai, tai toks tvirtas nuliukas pagal visą tą vaizdelį. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Čia gal bus visai ir įdomu. Bet va ten kiek dar daug kalnų yra. Irgi. Va į tą pusę jau mažėja. O ir čia keltukas kažkoks yra. Čia gal sakyčiau slidininkų trasa kokia gali būti. Va ten tą triubą bus galima nusileisti žemyn iš ten pakilus. Aš taip suprantu, ne? Nu, taip turėtų būti. Va čia į šitą pirksim bilietą. Tai taip. Tu galvoji, čia tave užkels? Nu, čia toks, sakyčiau, bardzo pięknas. O kodėl iš eilę neinat? Ai, palauk, mesgi bilietus tai turim. Turim čia, nai. Tai jo? Tai... O kas pirka čia bilietus? O tai nieks ne... Ai, tai tada neturim. Gali, kaip čia aukštai? Ai, nesau. O dar iki pačio viršaus neužlipom. O čia šitom tribom nusileist nesąmonė. Jo. Eik. Taip. Tu čia žinai, kaip eitum? Ne, jis per metalą labai stipriai neslysta, žinok. Ten jaučiu bus tas nusileidimas. Aišku. Nu, įsibėgėk ir šok. O gal man tom kopėčiom nusileisti? Su šitu va 4. Ai, čia plyta. O kodėl plyta? Max 35 personos. Reiks pažiūrėti paskui. Eikta. Čia faina, ne? Ar čia yra? Proszę mamo, ja idę na siatkę. Ir visur ženklai, kad drono negalima paleisti niekur. Nu, pabandom ant to tinkliuko užlipti. Matysit, To idziemy na siatę? Ja cię trzymam się muszę. Ale ty byłeś. Spróbuj. Chodź. Wziąć się na rękę. Nu, bandom lįsti tą triubą. Ale tai kaip čia? Ai, kaip čia reikia leistis? Nežinau.
Ai, vo, čia jau normaliai. Galima eiti. Normaliai jau. Bet geras, šiaip tai aš bijau aukščio. O čia kažkaip visai nebaisu. Nežinau kodėl. Adrenalinas. Opa! Te. Turiu čia kelią pasirinkti dabar išėjimui. Net nežinau. Na gerai, einu čia. Einam čia. Visai įdomu. Tik tai čia gal, žinokit, keturiom būtų patogiau lipti. O, Violeta irgi leidžiasi. Kaip sekasi? Ką? Bet ten jeigu būtų 2 metrų ūgis, tai būtų, nežinau kaip reikėtų, šliaužti reikėtų. Jo, visai fainai. Šiandien jau man patinka. Šiandien jau man vėl patinka. Nu, lysk, lysk. O, čia galima visur praeiti. Galbūt. Bent jau taip girdėjau, kad galima. Gal ne visur, bet beveik visur. Kad va ten visur pasivaikščioti. Padebesiais. Nusileidimas 10 zlotų. Kuom nusileidimas? Tva, tuneliu. Ne, gal ne, vis dėlto ne. Nesileisi? Aš tai leisiuosi. O ko, taigi ten metalas, tu žinok, nešlysi taip, kaip tu įsivaizduoji, kaip per vandenį. Nu, nusipirkom bilietukus, leisimės per tą triubą. Nu jau čia žinai, ką žinai. Jau tiek išbandyta, kas čia? A, čia duos maišiuką. Sit down on the white material. O lauk, kaip čia? Čia kojas kiškita. Tipo taip? Tak jest, łapiemy ten pasek i jak zaczniemy jechać, kładziemy się na plecy, leżymy. Okej. Ольга. Ольга. Žinau. O, ne! Gal biškį ir baisu. Eik tu, peklon. Kieno piniginė? Pametė tas vyriškis, kaip paskutinis buvo. Tai paduok. Eik tu, kaip fainai. Į kasą paduok ir viskas. Ai, šitą? Nieko, fainiai. Tu filmuoji? Man tik tai pačiai pradžiai buvo labai toksai greitas, o paskui jau lėtėt pradėjo. Bet čia atrodo taip statu. Atrodo, kad toks greitis čia turėtų būti belenkoks. Eik, tu fainiai. Bet pati pradžia tai labai greita buvo, paskui prasakau, pradėjo lėtėti labai. Nu, žinokit, super, super. Jeigu kas varysi, tai verta leistis per tą triubą. Biškį ekstremo čiučiut davė. Nu viskas, einam link savo paskutinio
kelionės objekto, keltuko, kur į kalną kilsim. Palauk, kiek mes ten kilsim? 1,982, man atrodo. Nu beveik 2 kilometrai jo, be kelių metrų. Čia va koks gražus vaizdelis. Slengstis. Aha. Ja. Vau. Įdomu, čia upėtakių yra. Ten eina pasivaikščioti. Aha. Bet ten jau eina meškos ir kalnų ožiai. Ten kokia... Kalakutas, žiūrėk, stovi. Jo. Aš ir norėjau sakyti, kad ten kažkoks kaip statula kokia tai iš akmenų. Oni cofnęli. Nie, ale to była wina mamy. Bo mama nie pukała tej. Bo mama nie pukała. Normaliai žmonių, ne? Normaliai. Nu, kartais reikia ir prie žmonių pabūti. Nereik norėti visą laiką, taip sakant, atsiskirti nuo visų. Grįšim į Lietuvą, ieškosim ramesnės vietelės. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad jau, žinokit, baigiam ateiti. Man taip atrodo. Tada šoksim į keltuką ir varysim į kalniuką. Eina savo, o, Kuznica. Čia. O čia kiek karietų gražių. Ir vienas arkliukas labai gražus. Belenkyje. Ir restauracijų kiek daug čia. Vien restauracijos. Jo, čia tie keltukai. Free mode on the camp. You work somewhere crazy. Yeah, the truck. Ай, ну давай. Ai, ne, dar vagončiko neleidžia. Prie lango? Ne, nespėjau prie lango. Nu gerai, bus ir čia. Kas kelsite vagonėlį, tai skubėkit greičiau užsimti vietą prie lango. Opa, čia dar biškį ir pasibos. Bet čia fainai būtų nusileist kažkur palei tokias vietas. Takelis va irgi pėsčiųjų apačioj. Upelio kažkokie pėdsakai, kažkada turbūt pavasarį bėgo vanduo arba rudenį. Bet tai, kad čia nesąmonė. Nieko nesupranta. Nežinau, bet dar turim keltis dar 500 metrų. Jo. Va dabar tai užšoksim prie lango. Przepraszam, geriausią vietą gavom. Wow, kaip ten žemai.
O, tas takelis čia. Kur meškas? Bet tavo ausis tai užgula jau. O, vėl dar vienas vagonėlis. O, kaip čia gražu. Eik savo, bet tas slėnis koks fainas. O, įdomu ten papult. O, tai gerai, pro kur jie ėjo kažkom? Nesupratau, takelis tai dingo. Ten buvo takelis. Anoj pusė gaunasi, jo. Čia jaučiu į tą slėnį turbūt niekas nepapuola. Niekaip. Ai, jo, matau. Aha. O, tai pagaliau pamatėm gyvūną, bent ne mešką. Aha. Aš tai noriu mešką. Ja, mačiau, geras vaizdas čia. Kaip ir Avatarą. Žmogeliukai, viskas viršūnėmis jau. Šalmas idėja. Ten kažkokia observatorija, kaip suprantu. Remontuoja, tikiuosi nusileisi. Nu viskas, draugai, pasiekėm viršūnę. O, kiek čia žmonių. Eik, tu va ten viršūnė. Einam į viršūnę. Tai eisim. Nu, einam, biškį pasivaikščiosim. Kiek mes čia pasivaikščiosim? Kokius 500 metrų gal gerus. Gal biškį daugiau. Nu, bet čia takų takelių kiek. Visur gali eiti. Ir ten gali eiti, ir ten gali. Nu, žodžiu, kur tik nori. Beveik. O, jeigu nori, ten gali eiti tą pusę. O, ir ten kažkoks takelis eina zigzagais. Jo, ten gali nueiti pačią apačią. Geras. Aha, bet nuo čia eini. O čia tai norėčiau. Bet ten kažkokie trobesiai matosi. Kolektyvas manęs nelaukia, reikės vytis. Mano kolektyvas labai skuba. Vis dėlto atvažiavus į Zakopane ne kažkokie ten atrakcionai. Svarbiausia, va, pasivaikščiojimas kalnuose. Bet čia va svarbiausia, pats įdomiausias veiksmas ir gražiausias.
Gaila, kad čia negalima su palapinite, su nakvynė. Kur nors ten į slėnį nusileidus prie upelio pernakvot. Nu ir taip, kad pakeliauti kokias 3-4 paras. Vienur pasistatė palapinite, pernakvai paėjai ir taip per visus kalnus. Nors jeigu čia mišku yra, tai klausimas, kaip čia būtų toks variantas. Žiauriai fainai. O ten apačioj kažkur ties tai vietoj gaunasi jo medikopteris, sraigtasparnis. Nežinau, kodėl jis ten nusileidęs, bet ten eina pėsčiųjų takas, kuriuo galima nueiti. Kiek čia žiriukų, ten mažiukas, čia didelis, ten biški didesnis, ten dar pora mažiukų. Nu, kaip čia vaizdas? Čia ką, viskas? Ką? Čia. Jo, čia reikia leisti žemyn. Kas? Ne, tai pro čia tai nepraeisi. Nu, čia reikia eiti. Kur čia tas praėjimas, aš net nesuprantu, čia turbūt. Per čia reikia eiti. Taigi taip, per čia. Ei, aš ten bijau. Tai su Jovita eik, palydės tai. Tenai, aš noriu tenai. Ai, čia ir nenueisi bendrai. Tas žmogelis, kur ten nuėjo, ten negalima. Ką? Aš bišką atgal, Gerai, tuoj. pagrįžtu, truputėlį. Jo, ten tai būtų visai įdomu nueiti. Tik man įdomu, ar jau ten pabaiga, ar dar galima į tą viršūnę užlipti. Nežinau. Jaunoji eina su jaunikiu. Normaliai čia sugalvojo. Taip, jeigu eisi čia 55 minutės, gala kažkoks. Čia su Kazirogu 30 minučių, 2 valandos kopa Kasandra, Švinica 2 valandos. Nu ir viskas. O, pavyzdėkit šaiga, kur reikia vestuvės atvažiuoti, aplankyti kokią vietą per vestuvės. Gal ir neblogai, o su tuo funikulieriu pasikėlė čionais ir romantiškai nusikameruos. Ir aš nukameruosiu irgi, jie amžinsiu ne tik tai. Mažiuk ir mums čia reikėjo atvažiuoti per vestuvės. Iki Lenkijos. Fūk tik tai. Tokioje va vietoj romantiškai. Tarp kalnų. Nors. 5 metų. Nors. A, jo. Nors romantiškiau būtų va ten. O mes savo 5 metų vestuvės šiandien švenčiam dabar. Nu, biški pavėluotai. Pavestuvinė kelionė. Ai, koks čia biški pavėluotai. Čia šiandien kelinta? 24. Ir mes čia nieko labai nepavėlavom. Porą savaičių. Net ne porą gal, ar porą. 16 dienų. 16 dienų. Ir porą savaičių. Čia baika. Čia mūsų povestuvinė kelionė irgi. Po 5 metų. Fūktelėjom. Taip romantiškai. Ir oras va kaip tik, labai gražus. Iš 4 dienų buvo tik tai 1 diena bloga. O visos dienos super.
Tai mesgi iš čia ir kylam. Nu, Geras. žiūrėk, lėktuvas skrenda. Ai, aha. Jo, mesgi iš čia ir užkilom. Ai, tai tas stotis ten uždaryta. Duok pagert. Kaunai. Ага. На здоровье. О, ten gali varyt, ten tolin. Ai, aš kažkur mačiau, man atrodo, kažkur kažkas nukameravęs buvo, kad buvo prie to kryžiaus. Ar ne kryžius ten, nu kažkas ten. Ir man atrodo, kad prie to kryžiaus, ne kryžiaus, mešką kažkas buvo sutikęs, jo. O ten buvo mešką sutikę kažkas tai toj vietoj. O ten būtų fainai nueit su meškiuku pasisveikint. Nu, žinokit, runčikas nebūtų runčikas, jeigu nesugalvotų ko nors. Nusprendžiau, kad aš vis dėlto leisiu žemyn pėsčiomis. Nu, pasinaudoti reikia progą, nes su ta točka aš jau užkilau, jau tą bendrą vaizdą pamačiau. Tai dabar man labai įdomu pamatyti, kas manęs laukia pakeliu į apačią. O, jaunieji dar čia. Oho, tie, kurie pasirinko kelionę nuo pačios į viršų, tai iš veidelių tokie atrodo nelabai bardzo. Nu, mūsų kelionė ilga, bet turėtų būti lengva pagal idėją. Viskas į apačią. Nemačiau jokių nuorodų. Tai man įdomu, kaip čia bus. Ar man tikrai pavyks į apačią nusileisti? Ar aš čia pasiliksiu tose kalnuose per naktį? Nes dabar jau vakaras. Prašom. Lenkiam visų, žinokit, varom. Tikiuosi nebus taip, kad visus, ką aplenkiau, to į mane pradės lenkti. Jie pirdolė. Pasportuosiu aš čia, man atrodo, normaliai. Nu, man svarbiausia, kad kelias nesibaigtų. Nereikėtų čia miškais varyti. Do domų, do chatų. O, biškį lygaus kelio gavau. Gerai. Svarbiausia, kojų neįsisukt. Bet lietuvių dar nė vieno nesutikau, leidžiantis į apačią. Labai norisi paklausti, teisingai išeina ar ne. O, čia vandenų galima atsigerti. Balutė kažkokia. Nu, nežinau. Bet toks vaizdas, kad pasirinkau tą kelią link mašinos, man atrodo, kad nu, tiesesnį turbūt,
Bet ne tokį įspūdingą, to, kurio ėjau. Nes tas gražus keliukas dingo. Nu, tikėkime, kad ir čia bus vaizdu. Jo, va ten. Gražus vaizdelis liko apačioj. Jo, čia prieš darant tokias keliones reikia aiškintis, kur koks kelias veda. Namuose studijuoti, o ne spontaniškai. Bet pagal mane aš vis tiek išėjau į tą kelią. Nebent jisai ten apačioj kažkur eina dar. Neaišku. Oi, kiek čia žmonių eina. Čia buvo tokia atkarpa, tiek mažai žmonių. O dabar belenkiek. Nu, iš čia irgi neblogas vaizdas atsiveria. Taip. Kuznica. Na łóżku normalnie, leżał drabina. Nie, przeżył. Ale nieźle się zdziwił. Nelabai man čia ką sako, bet tikiuosi, kad gerai einu. Ne, nu mes taip nesitarėm. Aš galvoju, kad mes visą laiką eisim žemyn. O čia toks vaizdas, kad dar reikės biškį pasportuoti ir į viršų. Ai, tiesiog geras. Nie. Man atrodo, tokiu tempu aš greičiau nuvarysiu, negu jos su keltuvu nusileis. Arba grįž namo, reikės važiuoti mane paimti. Aš turiu tokį įtarimą, kad taip gali būti. Bo nogi to tak nie za bardzo, tylko... O, dabar va klausimas, kur eiti. Jo. Nu, bet rimtai. O kur reikia? Man tai reikia į aikštelę papult mašinas. Tik kad čia abudu keliai ten veda. A, jie būtų keliai? Jo, aš manau. Tik tai skirtingais maršrutais. Šitas ir šitas. Čia parašyta skirtingai, bet pagal mane jie vis tiek ateina. Nu kaip, šitas ateina ten, kur keltuvas ir tada reikia dar paeit. Kuris? Kuris? Šitas. Šitas? Jo. O šitas? O šitas, jis nueina žemiau keltuvo iš karto. Ane? Kuris? Va šitas, kur mes ėjom, jisai nueina iš karto ten jau kur... Dar žemiau biškį. Iki kalno nueina. Nu, tai žiūrėk, šitas iki keltuvo, o šitas jau ten dar žemiau. O, jie būtų perskamys. Duok parodysiu žemėlapį ir bus viskas. Nu, žinokit, nežinau. Ir į kairę atrodo faina trasa, va ten miškais leidžiasi žemyn. Kalnais ir slėniais. Ir į dešinę irgi panašiai. Nu, vienu žodžiu, kadangi jau čia nusileidau į dešinę, tiksliau į kairę, tai eisiu čia, kur į kairę, kur tautiečiai pasuko, ten ir mes varysim. Pavyzdėkit, koks šis slėnis. Gražus, ne? Ai, nesau. Labai gražus slėnis. Nu, tai žinokit, tokiom gražiom vietom, ramiom,
Jeigu nori praeiti ramiai, reikia eiti 5 valandą ryto. Nes kitaip tai belenkoks čia. Kolchozas. Belenkoks. Nu, čia kas nors matysis? Ar nelabai? Na ne, nieko čia nesimato. Ai va, jo, taip ir galvoju, kad per tas slėnį tais. Ten va, matosi labai daug žmonių eina. O, kokie čia faini laiptukai. O, čia koks fainas takelis. Per mišką. Tokį tankų mišką. Aišku, prieš šiek tiek visą laiką visur normaliai taip. Nu, bet kadangi šikininkų nėra, tai normalu čia, aišku. Jeigu jau prispyrė stipriai, ką daryti? Nu, iš to, kaip matau, ir čia miško nebus. Nu, kur tas miškas? Nesuprantu. Kada jos bus? Bet aš vieno dalyko nematau. Mes kai leidomės su keltuvu, po apačią mačiau ėjo žmonės. Tai kaip suprantu, šitą drogą neveda per ten. Šitą drogą veda per kitur. Turiu aš tokį įtarimą. Bet žinot, ką aš čia pastebėjau besileisdamas? Kad čia labai daug akmenukų, tokių, kur tinka į akvariumus, į vagumį, ar kaip jie ten vadinasi, kur galima iš akmenų padaryti tokias gražias kompozicijas. Ir visi, nu ne visi, bet labai daug akmenukų tokių, nu, suaižytų, suakėtų. Nu va, draugai, počekайте, kaip į čia gražu, ne? Aha, gražu. Ir kvepia kaip skaniai miškų. Ne tas žodis. O, kaip čia buvo. Tuščia atkarpa. Biškiuką laisvesnė. Bet va, pastebėkit, koks akmuo būtų fainas į akvariumą, ne? Va tokie va riskės visokius. Jo, būtų fainai. Pagal kvapą galvojau, kad čia kažkur netoli bus tualetas. Ne, nėra. Pagal kvapą čia visur tualetas. O, viršui buvo jaunieji, apačioje irgi jaunieji. O čia ne tie patys įdomu, ar kiti? Tuoj pažiūrėsim. Ai ne, čia kiti. Jo. Kita čia jau jaunoji. Jo. Čia kažkaip irgi mėgsta tas vietas, kaip suprantu. Nu,
Ką aš galiu pasakyti? Šiaip jau sakė netoli liko, apie 15 minučių iki keltuvo, kur pakilom. Tai ar verta eit? Šiaip aišku įdomu, bet kažko įspūdingo tai nepamačiau. Kaip pavyzdžiui, prie Morskojo Oko. Ten kažkaip ir tų gyvūnų daugiau pamačiau. Čia tai nieko nemačiau. Absoliučiai. Nu, vaizdai tai aišku vis tiek tokie įdomus. Ta prasme, neeiliniai. Na, žodžiu, bet kokia atveju vis tiek verta pasivaikščioti. Negu kad pakilt su keltuvu ir nusileisti irgi su keltuvu. O, čia man atrodo tas pats krioklys, kur mes matėm. Ar ne, ai ne tas pats, čia kitas. Nu, bet ta prasme, aš taip įsivaizduoju, kad čia eina tas pats vandenukas. Jo vandenukas skaidrus, gražus. Jo, čia upėtakių irgi turėtų būti. Nu, va, viskas. Reikia pasižiūrėti, kiek valandų. Po 6:19. O aš išėjau... Kada aš išėjau? Aš išėjau, manau, kad apie... Palauk, apie 25. Po 6, 25. Blemba, 1,5 valandos. O ten buvo parašyta... Kiek ten buvo parašyta? Blemba, neatsimenu. Kažkas apie 2 valandas gal. Bet ne nuo viršaus. Jau biškį žemiau nusileidus. Ką žinau, nu visai fainai. Baika. Šiaip tai man visai patiko. Tiesą sakant, aš tuose kalnuose, sakau, galėčiau visą savaitę vaikščioti, svarbiausia, kad būtų geras oras. Tais visais maršrutais. Ten. Man patiko.